Ai, dar greit norėjau visiems padėkoti už gražius žodžius, už atsiliepimus, labai daug ką reiškia, tai ačiū, kas nepatingit ir parašot savo nuomonę apie šitos mokymus. Niekas jau šiaip sau turbūt nešneka, žinai, jeigu yra verta, reiškia verta. Nu, Aš tai sakiau, kad čia šūdas bus visiškas iš tikrųjų. ane, su tokiu nusiteikimu atėjai. Jo, ne, nu aš tau rašiau, atsimeni, sakiau, kam tau, blėt, tie kursai, jeigu tu tradini, žinai, nu, tipo, aš niekada netikėjau tokiais dalykais, bet turėjau, nu, ne karvę kainuoja, galvoju, čia iš tikrųjų gal biškiramas, padėjo, pamačiau, kad Egis ten visi kriptoholikai ten varo ir galvoju, nu, pabandysiu vis tiek kažką daryti, reikės po bulrano. Tai verta ir daugiau būtų mokėti, žinai, buvo. Super. Pažiūrėjau šitą ICT lygą, pradeda, žinau, po biškį ir čigonai. Ane, jau plinta virusiukas. Fair value gapas, nesvarbu, kad ten visai jo nėra, bet jau žino tokį terminą ir jį naudoja. Tai Žiūri gerai. žinok, gero atnešė jaučiu, nes kiti ir keikės, kur čia nahui tas gapas jūsų, bet... Nieko, po biškį, aš manau, jo, į 2024 metus įeisim, aš manau, vis daugiau žmonių vis tiek prisijungs, nes tarp žmonių pradės sklisti kalbos, ane, pradėsit jūs tradint, atsiras daugiau sėkmingų traderių, pradės daugiau grupėse vieni kitiem reikšti savo nuomonę, tai čia, manau, jo išsiplėsim. Ir, nu, šiaip gerai, o kas, mes čia, kaip kažkas rašė, konkurentų savo nesidarom, čia tiesiog... Konkurencijos šiandien. Svarbu, kad visiems gerai būtų, žinai, jeigu... Prasme, markete yra tiek šaibų ir tiek debilų, kad čia užteks visiems tų pinigų. Užteks visiems, jau. Gerai. Tai va, šiandien šnekėsim jau apie rimtus dalykus, market maker modelius. Tai iš tikrųjų labai įdomi tokia tema, nemažai čia ir tų skaidrių iš tikrųjų, bet viskas labai patogiai pasidariau, tai turėtų būti nesunku pagauti. Dabar kalba eis apie dieninį grafiką, ane? Tai, sakykime, turėjom kažkokį, nu, iš tikrųjų net nežinom, koks yra trendas. Ar bullish trendas, ar bearish trendas, ane? Jau mes matom eigoj, kokios formuojasi dieninės žvakės ir kokius respektina order blokus, ane? Ar bullish, ar bearish. Susižymim, aišku, liquidity poolus, kur yra sell side liquidity, kur yra buy side liquidity. Nu ir tenai, aišku, būna mūsų weekly, sakykime, targetai, ne? Kad per ateinančią savaitę dieniniam grafike kaina turi pasiekti tam tikrą tašką, tai draw on liquidity, nes mes tradinam į tas vietas, ne? Tai pradeda formuotis tos dieninės žvakės, irgi nėra kur skubėti, kol nėra to aiškaus vaizdo, ne? Susiformuoja čia, sakykime, swing high, ne? Niekur neskubam, nes dar nežinom. Galim sweepint tiek į viršų, tiek į apačią. Kol kas neturim kažkokio clear bias, ne? Tuo labiau, kad čia palikom kažkokius equal highs ir panašiai. Žiūrim, kas vyksta kitoj dienoj ir matom didelę bullish žvakę, ne? Automatiškai šitą žvakę kas patampa? Order blokas. Order blokas, taip, sulaužiam swing high, ne? Jau mūsų akis krypsta į buy side liquidity. Tai čia mes jau žiūrim vos ne savaitę į priekį, nusistatom savo bias, link kur kaina keliauja, kur yra tas didžiausias draw on liquidity, ne? Toliau, žiūrim, kas vyksta sekančią dieną. Nu, ne sekančią, bet dar po kelių dienų, ne? Susiformavo swing low. Tai mes turėjom čia swing high sulūžo ir susiformavo swing low. Reiškia, jau respektina order bloką, ne? Jau daily order bloką respektina ir kaina po truputį kyla aukščiau. Vėl sulaužo šituos previous highs, ane, ir kaina po truputį slenkas. Tai mes jau konkrečiai žinom, į kurią pusę mums reikia trading, ane? Jau visas mūsų order flow realiai yra bullish. Tai visas fokusas į long pozicijas, nešortinsim. Aišku, ten gali pagaudyti skalpus, bet tie skalpai bus visiškai low probability. Čia iš šitų žvakių dar nieko konkretaus, čia tiesiog nusistatom savo daily bias, bet sakau, per sekančias skaidrės labai aiškiai viską išdėstysiu, kaip viskas vyksta nuo daily bias į valandinius, ir paskui jau kaip mes ieškom savo to entry 15 ar 5 minučių, kas tradins. Vėl matom
vieną down candle, ne? Nesvarbu, koks tai trendas, visą laiką pamatysim ir bullish žvakių, ir bearish žvakių. Bet kiekviena, sakykime, bearish žvakė bullish uptrendė, ne? Tai yra naujas susidaręs order blokas. Ir kol tos order blokus mes respektinam, tol tikimės, kad kaina keliaus į viršų. Nieko spėliot nereikia, ne? Jeigu mes jau sulaužytumėm, sakykime, šitą swing low, ne? Jeigu būtų tik tai spaikas, tik tai vaikas, ne? Tai dar neskaityčiau kaip break of structure, skaityčiau kaip gal tiesiog liquidity sweep, ne? Bet jeigu su žvakė užsidarytų žemiau swing low, tai jau mūsų order flow jau keistųsi, ne? Jau order flow pataptų bearish. Ir dar turim kelias žvakės ir galiausiai pramušam buy side liquidity, ne? Tai įsivaizduokit, šita žvakė atsidaro šitoj vietoj ir mūsų targetas yra buy side liquidity poolas. Tai pradžiai ko mes tikimės? Mes tikimės kažkokio tai pullbacko iki order bloko, ne? Ir šitas pullbackas yra vadinamas, mes jau žinom kaip vadinamas, Judas swing, ne? Power of 3. Kodėl visi kameras išsijungia? Čia keli žmonės tik tai. Davai greitai kameras jungiam. O, aš noriu matyti, su ko aš šneku. O, tai va, kodėl valgo. Gerai. Tai jo, turim šitą, ne, atsidariusią žvakę ir vėl tikimės Judas swing, patepinam į order bloką ir mūsų akis krypsta jau konkrečiai laužyti struktūrą, susirinkti buy side liquidity. Ne? Tai kas vyksta šitoj vietoj mažesniam time frame? Tai pereinam į 1 valandą. Šitą žvakę dabar pamirškime, ne? Sakykime, šitą žvakę nuo order bloko vėlgi pradėjo judėti į viršų, paliko kažkokius gal equal lows, ne? Buvo kažkoks expansionas ten valandiniam time frame ir kitą dieną mes tikimės kažkokios korekcijos, ne? Vėl iki to dieninio order bloko arba ten fair value gapo ar dar kažko. Ir tada jau, kai susikoroliuoja visi mūsų time frame'ai, mes jau žinom, mes jau realiai vidury savaitės žinojom, kur mūsų targetas. Ir dar kartą paminėsiu, kad yra labai svarbu nesimėtyti mažesniuose time frame'uose. Jeigu nusistatėt weekly ir daily bias, neišmuškit savęs iš vėžių mažesniuose time frame'uose, nes ten tiek valandiniam, tiek 15 minučių dar N kartų galit apsigauti, bet vis tiek turit mąstyti, kokie yra daily targetai. Ir jeigu jau savaitės vidury nusistatėt, kad targetas bus ten kaip euras, ne, mes ten jau rašėm, nežinau, ar pradžioj savaitės, ar vidury savaitės, kad niekas nesikeičia, targetai išlieka euras 10-200, kažkas tokio, ne. Ir nesvarbu, kas ten vyko mažesniuose time frame'uose, at the end of the week, vis tiek mes hitinom tą targetą, ne, apie kurį jau šnekėjom savaitės pradžiai. Tai sakau, daug gali būti manipulacijos mažesniuose time frame'uose, gali pradėti galvoti, kad čia gal jau sukasi, gal čia pradės kristane, bet reikia laikyti savo nuomonės ir jeigu jau sugalvoji, kad ten einam, tai greičiausiai ten ir nueisim. Ir aišku, paskui nežinai, ar iki ten nueisim ir bus tai kažkoks liquidity sweepas ir eisim vėl žemyn, pildyti kažkokį fair value gapą ar iki order bloko, ar dar expandinsim į viršų. Bet esmė, kad visą tą veiksmą iki šito buy side liquidity pool'o mes jau būsim suprekiavę, tai kas vyks toliau mums kaip ir nebelabai rūpi. Mums tiesiog jau lauksim kitos savaitės ir ateinančios savaitės žvakės mums jau parodys, kas toliau bus. Ar toliau kilsim ir laužysim dar kitas struktūras aukščiau, ar jau bus kažkoks reversal, ne, ir eisim žemyn su euru. Tai jo, neužbėgam įvykiams už akių, sakykime, turėjom tą Judas swing ir dabar bus skaidrės, kaip viskas vyksta valandiniam time frame, ne? Tai įsivaizduokit, valandinis time frame'as, ne? Ir čia ta viena bullish žvakė, o priešais ją buvo tas daily order blokas, ne? Ir ta kaina kilo valandiniam, padarė kažkokį vėl accumulation phase. Accumulation tai būna ta mini tokia konsolidacija, ne? Ten vėl kažkokios mini struktūros, kur surenka tą likvidumą, ne? Ir vėl injektina į marketą pinigų ir vėl prasideda momentumas. Tai dažniausiai po expansiono, kai būna kažkokia konsolidacija, žinokit, kad po konsolidacijos dažniausiai kaina negrįžta atgal. Būna konsolidacija ir tada continuation. Tai čia 1 valandos, ne, time frame'as. Nuėjo, ir atsidarė kita diena. Atsidarė kita diena
mes aišku nepirksim iš karto. Jo, mūsų targetas yra buy side liquidity poolas aukščiau, ane? Bet mums reikia palaukti kažkokios korekcijos, kažką užpildyti, ar order block, ne, ar fair value gapą, kažką tai. Plius, jeigu čia dar palikom kažkokius equal lows, tai irgi gerai pradžiai juos sweepint, ne, valandiniam time frame, bet dieninis targetas išlieka tas pats per visą dieną, mums užteks laiko ir liquidity sweepint, ir kilti viršų link mūsų main targeto, ne? Ok, tai kaina pradeda po truputį daryti korekciją ir čia jūs jau galit pradėti galvoti iš tikrųjų, kad oh my god, downtrendas, ne? Čia jau valandinis time frame'as eina vis žemiau, 15 minučių iš viso ten belia kaip žvakės krenta žemyn ir čia yra tos vietos, kur gali pradėti confusintis, ne? Nes, kai pamatai valandos tą downtrendą, tau rimtai atrodo, kad viskas, čia jau mes jau einam žemyn. Bet vėlgi, reikia suprasti, kad dieninis vis tiek yra svarbesnis už tą valandinį. Nesvarbu, kokios ten žvakės, nesvarbu, kaip jos krenta, tikriausiai jos tiesiog daro korekciją iki dieninio levelio, nuo kurio vėl galėsim atsispirti, kur vėl bus įleisti smart money pinigai ir vėl kainos momentumų galės atkilinėti. Tai mes jau kai artėjom prie daily order bloko, sweepinam sell side liquidity, ane? Žiūrim toliau. Pasižymim dealing range low ir dealing range high. Visą laiką šitą pasidarom, ne? Kai turim kažkokią tai struktūrą, pasižymim, kur yra mūsų premium, kur yra mūsų discount. Šitą jau irgi turėtumėm žinot kaip tėvė mūsų, kad premium zonai mes neperkam, discount zonai mes neparduodam. Tai atvirkščiai. Laukiam, kol būsim discount zonai ir kol viskas lygiuosis. Daily order blokas lygiuojasi, ne? Esam discount zonai. Ir ne tik daily order blokas, ten greičiausiai bus ir valandinis order blokas, ne? Nes valandinės žvakės irgi pradėjo kilti viršų. Tai nesvarbu, sakau, koks time frame'as, žvakės vis tiek tokios pačios, tik tiek, kad mažesniam time frame jų yra daugiau, ne? Bet ten irgi formuojasi order blokai, gapai ir panašiai. Tai vėl pasižiūrim, ar mūsų tam daily order bloke, klausk. Norėjau greit paklausti dėl tų, pavyzdžiui, gerai, jeigu daily, tarkim, arba vyklė. Vyklė, tai mes, bent jau aš tai tik tai nusistatau tą tokį bias, kur maždaug galėtų kainai, bet šiaip chartą pasibraižai ties daily, ne, jau, tarkim, order blokus įsižiūri, ten visokius kažką pasižymi. Ir, pavyzdžiui, jeigu pasižymi daily chartę, tarkim, order bloką, tai, pavyzdžiui, jeigu ieškai entry prie 15 minučių, tai blėvis, beliokoks didelis gaunasi. Tai ar tu refinini pas to per mažesnius time frame'us iki, pavyzdžiui, ten valandos, tada iki 15 minučių galbūt randi kažkur tą tikslesnį, kur galėtų kaina atsimušti, ar tuo ir naudojasi daily didelio order bloku? Jau kai einam į daily order bloką, ne, sakau, čia aš dar nedajau, bet būčiau viską papasakojęs iš eilės. Bet jo, refinini faktas, tai yra daily order blokas, ne, jisai mūsų yra tas pagrindinis, bet tu kaip ir sakai, mažesniam time frame jisai ten bus belekoks. Tai jo, bet perini į 1 valandą ir sakau, tam dieniniam order bloke bus kažkoks valandinis order blokas, ne? Tai jeigu mes pasiekėm tą valandinį order bloką arba kažkokį tai fair value gapą ir tada mes jau einam į 15 minučių ir žiūrim, kas formuojas, ne? Tai kaip tik čia sekančios skaidrės apie tai ir bus, kad jo, mes turim kažkokį 60 minučių, ne? Fair value gapą. Mes jį pasiekėm, tai mes esam jau daily order bloke plus 60 minučių fair value gapę, ne? Jau ir plus discount zona. Tai jau 3 tokie dalykai, ne? Kad jau 3 dalykai, kurie turi mus priversti mąstyti, kad mes jau ko gero turėtumėm ieškoti buy pozicijų, ne? Ir tada iš viso šito, ką turim, kai viskas jau sinchronizuojasi, ne? Tada mes jau pradedam galvoti apie 15 minučių entry, ne? Ir tas 15 minučių entry nėra taip, kad mes turim 15 minučių order bloką ir kaina grįžta ir mes jau nuo šito order bloko užsimetam, žinai, poziciją, nesulaukia jokių konfirmų. Tai ne, 15 minučių time frame prasideda visi šitie dalykai. Tai kažkoks vėl, sakykime, range'as, ne, ar kažkoks fake move up ir tada kas? Liquidity sweepas, ne? Tai šitas dalykas irgi turi įvykti mažesniam time frame. Nesvarbu, kad mes jau pasiekėm daily order bloką, pasiekėm valandinį fair value gapą, tada mažesniam time frame mes jau ieškom entry ir mūsų entries tai turi atrodyti taip, kad kažką arba sweepina mane, arba
turim tiesiog reversal, ane, šiandien dar vieną dalyką jums pamiršau paminėti, šiandien irgi apie jį pakalbėsim, kaip dar gali žvakės padaryti reversal, nesvipinant likvidumą. Tai yra SMT divergence, kur reikia žiūrėti du chartus vienu metu. Dixi, ane, dolerio indekso ir euro, bet paminėsiu tą vėliau. Tai va, 15 minučių time frame mes jau ieškom to užėjimo, ane, to reversal. Ir tada mes jau turim kažkokius, vėlgi, 15 minučių, ane, tos order blokus, bet ne tuos ten iš anksčiau, ne čia, kur susidarė kažkokie, ne. Nebus taip, kad čia susidarė, kaina belekiek nuėjo, grįžo ir mes iš karto čia ant order bloko atsidarom poziciją. Ne, jau ant entry tai turi susidaryti naujas 15 minučių order blokas, ane, tada prasideda kažkoks jau move up, ane, laužo struktūrą ir tada padaro korekciją iki fair value gap arba 15 minučių order bloko ir mes jau kylam į viršų ir mūsų targetas jau būna ne tik šitas swing high, ane, bet ir mūsų daily targetas, kur mes turėjom kažkokį jau savaitės pradžioje nenusipaišė, kad tenai mūsų targetas ir mes žinom, kad kaina eis tenai. Bet sakau, jeigu čia, sakykime, atsidarėt ir čia jūsų stop lossas ir, pavyzdžiui, 1/3 jūs net nesekėt šito swing high, tai dar geriau, nebūtina, žinai, tenai iki pat čia nusimest savo tą take profitą. Jeigu užtenka 1/3 sutreidinai kažkur šitoj zonoj ir tau net nebesvarbu, atkils iki to daily šiandien targeto ar net kils. Tai šitoj vat vietoj ir yra market maker buy modelis, šitoj vietoj, jisai taip atrodo. Tai čia viršui būna tokia original consolidation vadinama, paskui būna kažkoks agresyvus judesys, tada būna korekcija, sakykime, iki tos original consolidation, ne, kažkiek pasikoreguoja, ten kur būna irgi fair value gap ir panašiai. Šitos move down, ne, link order bloko irgi galima tradinti. Bet vėlgi čia bus low probability scalpai, nes mes nežinom, kiek tą kainą čia retracins, ne? Tai geriau išlaukti, kol susidarys setupas su visu tavo daily bias, ne? Jeigu mes esam bullish tą savaitę, jeigu viskas bullish, tai kam gaudyti tos mažus scalpus? Nu, ta prasme, geriau pabūt kantresniam, ne? Neatsidaryti ant trado, išlaukė, kaina apsisuko, viskas susilygiavo, targetai aiškus, užėjai poziciją, ramus tradinis, ane? Šiandien Tomas, tarp kitko, labai gražių pasidalino, nežinau, ar visi matėt. Šiandien buvo toks entris iš tikrųjų ant euro. Tomas yra pasidalinęs su visa analizė Telegrame. Matėt? Nematėt? Nu, paskui... Dabar žiūriu jo. Įmesiu paskui visiems į grupę, tai labai gražiai atrodė tas entris. Tai va, kaip ir minėjau, šito vietoj original consolidation, paskui move down, ne, accumulation, kur arba, iš tikrųjų bus dar skaidrė, ten dar labiau išskaidžiu ir paaiškinsiu, kas vyksta šitose zonose, ne, bet jo, taip atrodo. Ir šitie modeliai, market maker buy, market maker sell, belia kokiam time frame gali būti. Nesvarbu, koks time frame'as galit, bet kuriam time frame surasti šitus modelius. Tai va, sakykime, turim kažkokį key levelį, ane? Turim key levelį, tai, nu, kaip pavyzdys, dieninį tą order bloką, ane? Turim dieninį order bloką ir mes tikimės, kad kaina grįž iki jo ir paskui eis link mūsų daily targetai, ane? Kaip ir sakiau, čia yra low probability tradai, šitie vat mažiukai skalpai į apačią, nes nežinom, kiek trūksta korekcija, ne? Galima skalpinti, bet labai atsargiai, jeigu susidaro kažkokie gražus entry, tai ten 1/2 gal patreidinta, ne, bet vėlgi čia nuo žmogaus priklauso, ar jisai nori rizikuoti tokiais low probability entries, ar nori tiesiog būti labiau on the safe side ir trading su visu order flow, ne. Ir gali būti tik du scenarijai, kai kaina apsisukinėja prie key levelio. Tai vienas, kurio aš jums nepaminėjau ir vienas, kurį mes jau žinom. Tai tas vienas yra, kur sweepina liquidity, ne, mažesniam time frame. O antras tai yra paprastas, bet SMT divergence. Ir SMT divergence tai yra toks dalykas, yra dolerio indekso grafikas, ne, ir euro grafikas. Tai labai paprastai. Sakykime, jeigu doleris padarė lower high, ne, tai euras turėtų padaryti, euras eina į apačią
jisai jau turėtų padaryti nebe lower low, o turėtų padaryti higher low, ane? Nes jiegi koreliuojasi. Jeigu tas eina žemyn, euras eina į viršų ir jeigu padaro tas viršūnėlės, jeigu doleris padaro žemesnę žemumą, euras turėtų padaryti aukštesnę žemumą, žodžiu, atvirkščiai, ane? Tai tas SMT divergence yra toks dalykas, kad doleris padarė žemesnę žemumą, ane, ir euras padarė žemesnę žemumą. Jau nebesutampa, jie jau nebekoreliuoja, ane? Tai čia yra 4 pavyzdžiai, yra 2 bullish pavyzdžiai, tai čia va pavyzdžiui dolerio higher high, ane, ir čia euro higher low, ane, nors turėtų būti iš tikrųjų vėlgi lower low, nes čia padarė higher high, tai euras turėtų padaryti lower low, palei visą idėją. Bet jeigu mes matom, kad euras jau nieko čia nesvypino, bet doleris padarė kažkokį svypą, ane, įsivaizduokit, čia buvo kažkoks jau, sakykime, levelis ir tada doleris padarė svypą, bet euras svypo nebepadarė, ane, bet jisai gali apsisukti ir nueiti, nes vis tiek dolerio indeksas yra svarbesnis už eurą. Tai tas pats būna ir pavyzdžiui, kai būna kažkoks entry, ane, ir kaina nuėjo ten belekiek į viršų, o doleris irgi ten nuėjo belekiek į apačią. Ir paskui vyksta korekcija, ane, ir vyksta euro korekcija. Ir sakykime, yra kažkoks gepas dolerio ir yra gepas euro. Jeigu doleris tą gepą jau užpildė, o euras nedaėjo iki jo, nesvarbu. Jeigu doleris pirmesnis užpildė ir pradėjo atkilinėti, tai reiškia, euras darys tą patį. Jisai neprivalo užpildyti to gepo arba pasiekti order bloko, jeigu doleris tai jau padarė. Iš tikrųjų labai svarbus dalykas ir šiaip, sorry, kad anksčiau nepaminėjau, bet SMT divergence irgi yra toksai kaip hintas, ane? Tai dažnai irgi, kai tradinat, nežinau, ar turi TradingView kažkokį planą, nes man atrodo tik su kažkokiu ten gal basic planu gali turėti 2 chartus vienam ekrane. Tai doleris irgi yra toksai kaip roadmapas, ane, į mūsų tradus. Nesakau, kad ten pastoviai taip vyksta, bet būna, kad kartais būna tokių akivaizdžių tų SMT divergence, ane, kad doleris, sakykime, jau kažką svypino, ten padarė higher high, o euras jau nebesugebėjo padaryti to lower low ir pradėjo po truputį atkilinėti. Tai čia irgi vienas iš variantų, jeigu sugeba tokį atpažinti, ne, pasižymit dolerį, pasižymit eurą, matot, kad jie vienodai pradėjo judėti, nors turėtų judėti priešingai. Ir jau turit dar vieną tokį hintą, ne, kad galimai kaina jau sukasi ir eis į kitą pusę. Tai sakau, prisiminkit, tik 2 scenarijai gali būti. Vienas arba sweepina liquidity. Jeigu paprastai neatkilinėja, tai mes žinom, kad tenai būna tas unprotected low, low resistance liquidity ir galimai jį dar sweepins kažkada, ne. Arba pasižiūrit dolerio chartą ir žiūrit, okei, ant dolerio jau buvo tas sweepas, o ant euro nebuvo to sweepo, ne? Bet greičiausiai ir nebus, nes doleris jau padarė, ką jam reikėjo ir gavos tas SMT divergence. Daug kartojos, bet noriu, kad pagautumėt šitą dalyką ir gal turit klausimą šiaip iš šito, gal čia kažkas neaišku jums. All good? Ok, važiuojam tada toliau. Tai turim tą original consolidation, ne? Akumuliuojam pozicijas, sudarinėjam kažkokius highs, kažkokius lows, ne? Nu ir prasideda, sakykime, tas pirmas move down. Dažniausiai tai būna toks agresyvus, bet nebūna taip, kad negrįžta. Būna, kad priliečia vėl tą original consolidation ir vėl neria žemyn, ne? Paskui vėl prasideda accumulation, tai čia būna arba smart money dasideda pozicijų, ane? Arba būna, kad dalį jau nusimeta. Jeigu ten turi atsidarę didelės pozicijas, tai prie šitų zonų, prie akumuliacijų jie arba dalį jau nusimeta, arba dasiperka. Ir dažniausiai nebūtinai būna 2 tie accumulationai, gali būti ir 3, ane? Nesvarbu. Bus tol, kol mes pasieksim kažkokį tai key level. Tai sakau, jie arba čia po biškį nusimetinėja, arba čia po biškį dasideda ir paskui viską užsidaro prie to key levelio, ane? Kai pasiekėm šitą key levelį,
mes nenorim, kad kaina vėl įstrigtų į range'ą. Tai sakykime, pasiekėm tą dieninį order bloką, ane? Mes realiai norim staigios reakcijos. Kažkas greit susiformuoja, liquidity sweepas arba, tie du scenarijai. Arba liquidity sweepas sukamės ir einam aukštyn, arba SMT divergence. Jeigu kaina pradeda vėl smaukytis ir eiti šonais, daro tą accumulation, tai gali būti, kad bus dar vienas distribution, ane? Ir kaina eis dar žemiau. Tai mes nenorim, kad čia kaina smaukytus, norim, kad kažkas kad būtų smart reversal. Tai visas pozicijas, kurias čia atsidarė smart money, kad čia užsidarytų, ne, ir kad pradėtų akumuliuoti long pozicijas. Nes mūsų dabar esmė bus atkilinėti ir išmušti viską, ką paliko čia visus šitos highs, nes dažniausiai jie bus equal highs ir čia bus tas pagrindinis jų targetas, ne. Kai mes sugebam atpažinti šitos market maker modelius, tai stebuklas čia kažkoks. Kai sugebi iš anksto atpažinti ir dažniausiai va šitos zonos, ane, tos akumuliacijos zonos, kur susidaro, jas galima netgi prasitemti kitą pusę ir pamatysit, kaip pavyzdžiui, čia įvyko kažkoks expansionas, ane, čia įvyko expansionas ir kaina pradėjo daryti korekciją. Ir pamatysit, kad čia bus koks nors fair value gapas arba order blokas ir jisai matchins su tuo, kas vyko kairiai pusėje. Čia būna tos tokios akumuliacijos zonos, kur smart money arba nusimetinėja pozicijas, arba užžaidinėja. Tai galit nusitemti tas zonas į šoną ir pamatysit, čia bus kažkoks expansionas, kaina darys korekciją, boom atšoks ir vėl pradės kilt į viršų. Na, aišku, vėl nebus kaip iš vadovėlio, būna visokiausių tų scenarijų ir skirtingose time frame'uose jie iš vis ten gali kitaip atrodyti. Bet pamatysit, šitas visas dažniausiai vyksta, kai turim tą vieną tokį ne konsolidacija daily time frame, bet normalų kažkokį trendą ir kai visą laiką order blokai respektina, tai kai grįžta iki to order bloko, dažniausiai čia vat ir būna va šitas, va, ta korekcija, ane? Ir paskui, kai sugebat atpažinti prie order bloko smart money reversal, jūs jau drąsiai galite ieškoti longų ir jūs jau galite targetint praeitos dienos high, ane? Nes kaina yra bullish momentum. Ir 100% gal ne tą pačią dieną, bet, sakykime, gal kitą dieną jau kaina hitins šitą, ane? Nesakau, gali būti ir 1 valandos šitie modeliai, gali būti ir 15 minučių. Bet, ta prasme, kad juos netradinsit iš valandinio čarto, vis tiek pereisit į mažesnį. Tai bus taip, kad daily nusistatot, ane, kryptį, valandiniam ieškot, sakykime, smart money ir iš 15 minučių užžaidinėjat, ane? Tai vėlgi, čia būna akumuliacija ir galiausiai kaina šauna į viršų ir pramuša šitą dalyką. Tai vėl grįžtam prie pirmo pavyzdžio, kaip viskas atrodo tam dieniniam grafikė, ne? Tai turim tą pirmą žvakę, kuri kilo ir, sakykime, užsidarė. Atsidaro sekanti žvakę, naktį, ane? Kažkokia tai akumuliacija, bam, būna gal netgi kažkoks Judas swing, ten, sakykime, mini sweepas į viršų surenka, Azijos aukštumas, ane, tada eina žemyn, ir čia prasideda dalykai. Nusišnekėjau iš tikrųjų ką tik, nebus Judas swing į viršų, nes dažniausiai čia, kur vyksta ta akumuliacija, tai targetas ir būna šitie highs. Tai jo, sakykime, čia buvo Azija, CBDR, visas naktinis range'as, ane, ir prasidėjo ten Londono, tarkim, judesys į apačią, ane, prasideda London kill zone į apačią, o per New Yorką būna reversal, ane? Ir tas reversal būna prie daily order bloko ir tada kaina jau targetina Azijos highs. Tai irgi mesgi žinom, ane, kur būna tie liquidity poolai. Gali būti Azijos highs, gali būti Londono highs, highs ir lows, gali būti previous day high and low, gali būti ten savaitinis kažkoks high and low. Visą laiką turim susibraižyti, kur yra visi tie liquidity poolai ir kur galimai mūsų tie targetai. Nes dažniausiai visą laiką vyksta nuo liquidity poolų iki liquidity poolų. Ir dažniausiai būna taip, kad iš dieninio grafiko, ne, jeigu sulaužom kažkokią tai swing struktūrą, tai vadinas surinkom external liquidity, ne, nes jau buvo ne range, o jau struktūrą sulaužėm, external liquidity. Po external liquidity dažniausiai grįžtam į internal liquidity, kur būna fair value gapai, order blokai. Pasiekėm internal liquidity ir tada vėl taikomės į external, vėl laužom kažkokią tai struktūrą. Ir dažniausiai visas marketas taip ir eina iš external
į internal, external, internal, external, internal. Visą laiką tai bus. Sulaužo struktūrą, kažkur korekcija iki kažkokio gapo, nu kažkokie high probability, tie premium discount areas, ne? Ir visą laiką tas pats. Pam, 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 pam. Įsijungit grafiką dieninį ir pamatysit, kad visą laiką, jeigu kaina eina į viršų, tai respektina visas žvakės žemyn, nes ten visi tie order blokai, ne? Tai lygiai viskas tas pats, tik į kitą pusę. Tai irgi, sakykime, turim kažkokią tai akumuliaciją, ne? Tada tas akumuliuoja, pasiekia key levelę, ne? Bearish PDA, order blokas ir keliauja žemyn ir jau gali targetint. Tai bus ir pavyzdžių iš chartų, kaip atrodo su žvakiam viskas. Ir pamatysit patys. Tai čia euro, jo chartas valandinis. Tai irgi turėjom labai stiprų expansioną į viršų, ne? Ir prasidėjo korekcija. Čia, man atrodo, gal net visai neseniai buvo šitas price actionas. Prasidėjo korekcija žemyną, ne? Ir pasiekėm dieninį order bloką. Pasiekėm dieninį order bloką ir matom, kad kaina realiai įėjo, ne? Čia jau sweepino equal lows, čia šiek tiek dar atkilo, kažkoks fake move up ir dar kartą stiprus sweepas. Po tokių žvakių žmonės gali pradėti galvoti, kad žiaurus momentumas į apačią ir kad kaina eis žemyn, ne? Bet čia realiai belekoks liquidity sweepas, tas liquidity sweepas, kaip mes jau žinom, visą laiką būna į kažkokią tai svarbią zoną, ne? Tai daily order blokas, visos realiai šitos žvakės, kurios ėjo žemyn, ne? Tai dieniniam grafike ten tiesiog buvo bearish, viena bearish žvakė, sakykim, kaip pavyzdys. Ir su dideliu momentumu iš karto atkylam į viršų, market structure shiftas, ne? Čia iš karto mini order blokas kažkoks, fair value gapai. Nu čia jau, nežinau, nuo mūsų priklauso, kas kur būtų užėjęs, bet esmė tokia, kad mes jau targetinam visą šitą range, ne? Tai čia gal net keli buvo užėjimai ir kaina paskui prašovė ir prašovė visą šitą zoną. Tai sakau, jeigu tu jau apačioj sugebi atpažinti kažkokią tai original consolidation, pirmas expansionas vėl kažkokia akumuliacija, ne? Antras expansionas vėl čia truputį akumuliacijos ir dadeda pinigų, ne? Liquidity sweepas, boom, akumuliacija. Jeigu prasitemptumėm čia order bloką ir čia, ne? Šitą visą, sakykime, order bloką prasitempi, ten midpoint ar dar kažką. Pamatysit, kad šitoj vietoj, kai vyks korekcija, irgi reaguos į tą patį, į tos pačius, žodžiu, levelius, ne? Čia vėl fair value gapas šitoj vietoj, kaina grįžo, short term liquidity sweepas, šitas, ne? Nes čia jau kaip ir prie levelio ir paskui vis tiek kaina sugeba dar sweepint likvidumo, užpildo gapą ir galiausiai nueina į viršų. Čia netgi auksą papaišiau irgi. Tai irgi original consolidation, korekcija, expansionas, vėl akumuliacija, expansionas ir grįžtam vėl prie. Čia irgi short term liquidity, čia 4 valandų. Tai realiai čia daugiau dalykų įvyko, 15 minučių, tai čia susiformavo tikriausiai visas entry point, ne, šitoj vietoj. Bet irgi šita žvakė ir šitas spaikas į apačią, tai irgi short term liquidity sweepas, nes čia jau buvo atkilo, nusileido, ne, liquidity sweepas, tik patepino order bloką ir iš karto boom, laužo struktūrą, vėl fair value gapas, ne, nuo fair value gapo vėl expansionas. Ta prasme, jokių stebuklų, jokios magijos. Jūs jau patys kiek dienų, ne, sėdėt markete ir matot, kaip į tas zonas reaguoja, tos fair value gapus ir į tos order blokus. Ta prasme, aš kai atradau smart money concept, kai pamačiau, kai reaguoja į supply ir demand, jau buvo cool. Bet kai sužinojau apie ICT ir kai pamačiau, kaip tie fair value gapai laiko ir kaip tie order blokai, kokie jie svarbus. Tai toks atrodo sėdi ir atrodo, kad tu viską žinai, ne, kur ta kaina, jis moki perskaityti tą chartą. Toks self-confident didesnis atsiranda, ne, ir tu toks užtikrintai gali kalbėti, kad nu va, čia buvo tas, jo, mūsų targetai ten ir ten eisim į viršų. Ir tu taip pasakai, toks nespėliodamas, bet žinodamas, ne, plius minus. Nu, negali būti, aišku, 100% įsitikinęs, bet jeigu visi faktoriai tavo pusėj, tai gali šnekėti truputį drąsiau.
Ir jo, galiausiai sakau, čia 4 valandų, tai čia turėjom ganėtinai didelį tą move down, ane, ganėtinai didelis. Ir jau dauguma žmonių gali pradėti galvoti, kad čia jau, nes čia jau ir struktūros laužo 4 valandų, ane. Bet esmė, kad tas expansionas nuo dar žemiau prasidėjo. Jeigu būtumėm piešę premium discount, čia 100% būtų buvę discount, ane. Tepinam order bloką, nueinam į viršų ir tiesiog laužom struktūrą aukščiau. Auksas. Galit įsijungti aukso čartą 4 valandų ir tikrai susirasit šitą vietą ir pamatysit, kad tepino į order bloką, ne, įvyko ta korekcija ir nuėjo aukščiau. Dar nežinau, ar naudojat jūs tą dalyką, bet pavyzdžiui, 15 minučių, ne, entries, kai kaina atkyla, ten, sakykime, stipriai atkilo ir jūs galvojat, blemba, tai kur man čia dabar užeit, ar nuo fair value gapo, ar nuo order bloko ir tokie pasimetę, ko man čia laukta, ne? Tai pieškit FIBA ir žiūrėkit, kur yra 0.62 levelis, ne? Nes dažniausiai būna patepina į 0.62 levelį ir tada pradeda atkilinėti. Tai jo, FIBA naudokit entriams, jisai guidance labai geras. Jeigu nežinot, ar nuo gapo užeit, ar order bloko laukta, ne, tai toks ant klaustuko. Piešėt FIBA ir žiūrit. 0.62 levelis. Gali būti, kad, žinai, pradės reaguoti 0.5 ir galit FOMO pasigauti. O, blem, sureagavo į equilibrium ir viskas eis aukščiau. Gali biškiai aukščiau paeit ir tada sweepins tuos žmonės, kurie bijojo praleisti visą tą veiksmą, surinks jų stop lossus pradžiai, tada patepins 0.62 ir vis tiek kaina apsisuks ir nueis. Tai jo, tą dalyką geriau naudot entriams. Aš irgi naudoju iš tikrųjų FIBA ir jisai labai dažnai suveikia. Ir man atrodo paskutinis pavyzdys, tai čia visiškai jau mažesnė time frame. Sakau, labai skirtingų būna tų pavyzdžių, bus ir tokių. Šitas tai toks biški šlikštesnis, kad jum parodyt, kaip realybėj gali atrodyti, žinai, kad nebus kaip iš vadovėlį. Bet esmė vis tiek išlieka ta pati. Tai pradžiai kažkokia konsolidacija, ane? Tada prasideda agresyvus judesys, kaip ir sakiau, būna, kad grįžta dar iki to original consolidation, ane? Kažkoks short-term liquidity sweepas, vėl expansionas, vėl kažkoks, vėl accumulation, ane? Ir galiausiai kaina pradeda eiti žemyn, palikdama low resistance liquidity visur, ane? Nes nieko čia jokių sweepų nebuvo. Ir tada bum, sweepas, vėl kažkoks key levelis, ane? Ir tada kaina bum, pabiški ir vis tiek grįžta ir prašauna tą sell side liquidity. Tai čia jau pavyzdys, jeigu turim bearish order flow, ane? Kai dieninės žvakės būna, sakau, atkyla, visą laiką savaitėj pamatysi, būna aišku, bet retai, bet savaitėj pamatysi ten, tarkim, bearish order flow, ne, 2 žvakės šovė bearish, sell žvakės į apačią, trečiadienį šaus į viršų. Ir čia bus tas trečiadienis, ane, kur jam reikia sugrįžti, patepint kažkokį order bloką, sakykim, ir 4-5 žvakė vėl šaus žemyn ir savaitę užsidarys su bearish žvakė, ane? Tokia visa esmė. Tai labai, sakau, paprasta. Kad pagrindinis dalykas vis tiek išlieka tie weekly targetai, ne? Daily ir tie mažesni neturėtų jūsų triggerint. Jeigu išmoksit nusistatyti daily bias, ane? Kai jau žinosit, kur susiformavo swing high arba kur susiformavo swing low, ane? Tai belieka paskui respectant tuos order blokus, būtent to order flow ir tiesiog, tai jūs tada jau žinot, kur tas liquidity poolas, ane? Jeigu matot, kad, okei, jau respektina ten mano bullish order bloką, tai vadinasi, mes toliau kilsim į viršų ir žiūri, kur buvo tas paskutinis swing high, ane? Tas swing high jau yra tavo targetas, o jisai ganėtinai toli. Tai sakykim, ten tu 2 dienas į priekį jau žinai, kad tavo high probability trade bus long pozicijos ir tau viskas belieka išlaukti, sakykim, korekcijos, ane, pasižiūri, kas formuojas, jeigu buvo original consolidation, vienas expansionas, accumulation, antras expansionas, kažkoks key levelis, matai tą smart money reversal, ane, kaina rodo, kad yra pasiruošusi apsisukinėti, laužo struktūrą, viskas. Ir paskui būna, kad jeigu čia būtų buvus pirma, sakykime, korekcija, ane, ir jūs į ją neužėjot, tada kaina padaro antrą expansioną, ir ta antra korekcija yra vadinama silver bullet. Nežinau, ar esate apie tai girdėję.
yra toks ICT terminas Silver Bullet. Tas Silver Bullet būna market makerių modeliu po antros korekcijos užeit į tradą ir jau targetint grinai tą original consolidation. Ir jisai dažnai, ganėtinai dažnai, sakau, susidaro visuose time frame'uose, tai kai irgi išmoksit atpažint, tai bus dar lengviau trading. Kad nebūtų taip, žinai, kad sėdi markete, 15 minučių ten žiūri grafiką ir matai, aha, čia buvo kažkoks liquidity sweepas, čia buvo market shiftas, nu tai reiškia, man čia jau reikia eiti į poziciją. Bet, tipo, tu net negalvoji apie didesnį time frame'ą, kas ten iš tikrųjų vyksta. Turi konkrečiai žinot, kas ten vyksta ir tie 15 minučių sweepai ir market shiftai nebus visą laiką taip, kad sweepas, market shiftas, tai reiškia varau long, ne? Nebūtinai, ten gali biškį atkilt ir vėl eiti į apačią, vėl biškį atkilt ir vėl eiti į apačią, jeigu visas tavo order flow, bearish ir nėra jokių kažkokių rimtesnių zonų didesniuose time frame'uose. Nes tas reversal turi įvykti kažkur, prie kažkokio svarbaus key levelio, jis negali įvykti belekur. Tipo kaina krito, tu žiūri, dieninį grafiką, ten nieko nėra. Arba buvo ten prieš metus laiko kažkas, o čia dabar tiesiog žvakės krenta, nėra jokių order blokų, nėra jokių fair value gapų. Tai mes nežinom, kad ta prasme 15 minučių sweepas ir market shiftas mums neparodys, kad viskas, mes jau sukamės, neapsuksim dabar visą daily trendą. Neapsuksim viso daily trendo su 15 minučių time frame'u. Tai jeigu mes turim tokį price actioną, kad nėra į ką atsiremti ir žvakės tiesiog krenta vieną po kitos, tai jūs ir sellinkit. Jūsų targetas visą laiką bus praeitos dienos low. Visą laiką. Tai bus tas power of 3, Turim ten krentančią žvakės, po kairę neturim nieko, į ką galima atsiremti. Tai kitą dieną jūs tiesiog laukiat kažkokio tai atkilimo, Ir jeigu bus ten 15 minučių liquidity sweepas ir market shiftas, jūs nešokit į longą. Jūs geriau palaukit, kol kaina kažkiek atkils, Sakykime, kad ir iki to pačio equilibrium ir žiūrėkit, kad vėl formuotųsi sellas. Ir jūs vėl targetinat praeitos dienos low. Jums 15 minučių viso trendo neapsuks. Jau reikia kažkokių rimtesnių confirmationų. Dažniausiai, jeigu būna taip vien krentančios žvakės, galiausiai būna kažkoks consolidationas, prasideda viena up candle, viena down candle, bet jos niekur nebenueina. Ir paskui jau duodat savo laiko, pradedat žiūrėti, susiformavo swing low, Jau užsidarė aukščiau ten, sakykime, praeitos dienos žvakės, Tada vėl susiformavo dar vienas swing low, bet aukščiau, Ir žiūri, kad jau swing high pramušė. Tai reiškia, mes jau dabar apsisukom. Tai dabar mes jau ne sell pozicijų ieškom, dabar mes jau buy pozicijų ieškom iki artimiausių buy side liquidity pool, Kaip čia, šitoj skaidriai. Sakykime, kritom, ir po biškį čia kažkas prasidėjo, swing high gets broken. Jau mūsų akis į buy. Mes jau nebeselinam, viskas. Jau mes turim šitą order bloką ir mes jau žiūrim, ar mes jį respektinam, Jeigu mes jį respektinam, cool. Vėl sulaužiam swing high, Tai jau akis vis aukščiau. Jūs nebandykit pagaut reversal, Nereikia bandyti pagaut, kad aš galvoju, mes jau turim suktis. Ne, kol kaina tau duoda eiti tą pusę, tai turi eini, follow the trend, žinai. Tik tuo atveju, kai jau šitos bearish žvakės nebeatlaikys kainos ir kai įvyks dieniniam market shiftas, jau tada tu gali pradėti galvoti apie reversal ir jau ieškoti pozicijų į kitą pusę. Nesvarbu, kiek ta kaina atkilinės, kol bus bearish žvakių ir galit netgi kaip zoną pasimti abi žvakės. Nebūtinai vieną kažkokią. Pasiemat kaip zoną abi daily žvakės ir žiūrit, jeigu pakrito ir tiesiog paliko wicką, gali būti, kad čia tik liquidity sweepas ir eis toliau viršų, Jeigu konkrečiai sulaužė, užsidarė žemiau, viskas. Bias tavo keičias, jau mes turim čia bullish order bloką, Jau mes kitą dieną lauksim Judas swing, čia kad pakiltų į viršų, kad patepintų mūsų order bloką ir tada gal jau susidarinėja market maker sell modelis, mažesniam time frame. Nes mes jau viską turim. Atkilom, key levelis, jau žiūrim kažkoks formuojas 15 minučių entry, liquidity sweepas, viskas, važiuojam į apačią ir mūsų targetai jau realiai bus
čia, ane, jau čia bus mūsų sell side liquidity ir čia bus sell side liquidity. Visus žymit artimiausius ir vis toliau, jau kai respektina bullish order blokai, bearish, atsiprašau, order blokai, eini žemyn, pradžiai targetas šitas, ane, low, paskui šitie equal lows ir galiausiai šitas low. Visi jie bus surinkti. Jeigu jau į tą pusę eina, tai jie visi jau bus surinkti. Tiesiog nusistatykit tą dieninį, aš įmesiu jums žiauriai gerą video būtent apie tai. Realiai jis viską papasakos, tą patį, ką aš jums papasakau, bet gal jums bus šiek tiek aiškiau. Jis nieko naujo nepasakys, bet jisai parodys čartus ir papasakos lygiai tą patį. Tai bus dar lengviau, manau, suprast, apie ką aš kalbu. Bet šiaip turėtų būti kaip ir aišku, aš manau, ne? Ar kažkokių klausimų turit? Klausimų atsiranda. Darius toks atrodo ant klaustuko. Dariau, kas kamuoja, kažkoks klausimas. Nu, gal dar reikia ant grafiko pasižiūrėti, kad aiškiau būtų. Ant, ta prasme, gyvo grafiko. Atpažinti, žinai, šitas vietas. Jo, aš iš tikrųjų pats pasišėrinsiu ir biškį parodysiu. Žiūrėk, mes dabar surinkom čia, ane, šitą swing high. Sekantis bus šitoj vietoj, sekantis bus šitoj vietoj. Kol mūsų šitie order blokai laikys, tiek šitas, ane, oi, kol šitie laikys, kaina gali čia nepakrist ir mūsų targetas bus jau šitas high ir šitas high, ane? Jeigu kaina užsidarys žemiau negu šitos bearish žvakės, mes jau ieškosim tada sell pozicijų, ok? Aišku, reikia atkreipti dėmesį, kad turim čia ir fair value gapą, ane? Bet mums svarbiau yra ne šitas fair value gapas, gali būti, kad mes į tą fair value gapą tik tai patepinsim. Jeigu mes tik tai patepinsim į šitą fair value gapą ir su tą pačią žvakę grįšim atgal, tai vis tiek mes esam bullish ir vėl mūsų targetai yra buy side liquidity. Kol mes su žvakę neužsidarysim žemiau, ane? Tai dabar mes galim kilt ir mes galim netgi šitą high laisvai pasiekti. Tol, kol visą laiką visos bearish, kol visi mūsų bullish order blokai laikys. Kol mūsų struktūra eina į viršų, ane, kol mes turim aišku uptrendą, mes nekeičiam savo jokio bias, ane? Mes neieškom sellų, mes dabar ieškom buy, nes jie yra high probability. Tai sakykime, atsidarys vėl nauja savaitė, dabar nematau čia, toj prasikrinsiu biškį. Jeigu taip ir užsidarys šitą dieninę žvakę, ane, tai šitoj vietoj jau bus toksai mini fair value gapas, ane? Nu, šitą, tarkim, nekreipkite dėmesio. Nu, galim ir šitą šiaip kreipti dėmesį, nes čia irgi yra order blokas, ane? Atsidarys nauja savaitė, vėl mes galim tikėtis, pavyzdžiui, kad kaina pradės eiti į apačią, ane? Surinks, tarkim, šitus low, užpildys fair value gapą, patepins į order bloką, viskas, mūsų targetas čia, buy side liquidity. Ir mes einam aukščiau. Bus tiek šitas, nes čia previous swing high, ane? Bet jau kai pramušam swing high, mes galim tikėtis reakcijos, ane, kažkokios, kad kažkur kaina paeis giliau. Bet vėl, mes, jeigu turim tokį vieną move up, tai dažniausiai irgi turim pamatyti, kad sulaužytų ne tik, paskui jau žiūrim visą tą, žinai, struktūrą. Jeigu jau čia, pavyzdžiui, kaina iki čia sugebėtų nukrist, ane, ir čia sulaužyti, nu tai visiškas downtrendas ir mes jau iš vis targetai mūsų būtų čia, ne, šitas sell side liquidity. Bet kol mes respektinam tuos bullish order blokus, tai mes nenorim keisti savo bias, esam bullish ir tiesiog į kiekvieną šitą kritimą žemyn, kažkur mes apačioj turim ieškoti buy pozicijų ir mūsų targetai turi būti buy side liquidity. Ir visą laiką taip, kol kažkas nepasikeis, kol nebus kažkoks order blokas, kuris nebetlaikys ir kaina jį pramuša, nes su visa žvakė ir užsidarys žemiau. Kol mes tiesiog patepinam į buy side liquidity, ane, grįžtam čia, nu ta prasme, suprantate esmę.
aš per savaitgalį paruošiu jum testą, ane, bus ir teorinių klausimų, ir praktinių, ir per kitą savaitę atsiųsiu jum, kad pasidarytumėt. Tai bus toks kaip čia pasakyti, nu aš jūsų netestuosiu, žinai, čia ne man reikia, bet dėl savęs. Aš susitikrinsiu, pažiūrėsiu, kaip jūs mastot, ar suprantat, kaip į tos teorinius klausimus atsakinėjat ir praktiškai kaip susižymit ant tam tikras vietas, ane. Tai nežinau, galim kažkaip dar apibendrinti visą šitą kursą, ne, kokia yra visa jo esmė ir kaip viskas vyksta. Tai sakau, viskas prasideda nuo iš vis analizės geriausiai ten savaitgalį, pavyzdžiui, pasidaryti, ne, pasiruošti ateinančiai savaitę. Tai vėlgi pasižiūri savaitinius grafikus, galit ir mėnesinį netgi grafiką pasižiūrėti. Mėnesinis grafikas irgi dar svarbesnis ir už tą patį savaitinę, ne. Bet būna taip, kad jeigu jau imat mėnesinį, tai dažnai jie pykstasi vienas su kitu. Tai mėnesinis sako bullish, ne, paskui savaitinis sako bearish ir paskui daily vėl sako bullish ir biški gali pasimest. Tai aš stengiuosi mėnesinį nežiūrėti, biški žiūriu, kas dabar vyksta, ne, tai savaitinis, dieninis, šitie du yra pagrindiniai, ne, savaitgalį atsisėdat ir išsianalizuojat, ką matot, kur yra tie liquidity poolai, ne, ar kažką, ar sulaužiam kažkokį swing high, ar sulaužiam kažkokį swing low, kas susidarinėja, ar bullish order blokai, ar bearish order blokai, ne, ir žiūrim, ar mes į juos tiesiog reaguojam, kai juos pasiekiam, ar mes einam kiaurai tos order blokus. Jeigu einam kiaurai ir jie nebelaiko, tai jau ženklas, ne, kad kaina gali suktis. Bet kol order blokai laiko, tai mes tiesiog mažesniuose time frame'uose bandom atpažinti market maker buy ir market maker sell modelius, ne? Žiūrim, ar buvo ta original consolidation ir kas vyko. Pirmas expansionas, akumuliacija, antras expansionas ir prie order bloko žiūrim, kas įvyko būtent prie to order bloko. Sakykime, pasiekėm tą daily order bloką, žiūrim, kas įvyko valandiniam, ar svypinom valandiniam kažkokį liquidity, kuris buvo dar paliktas, ne? Ar buvo kažkoks fair value gapas ir kaip irgi reaguojam į tą valandinį order bloką. Nu ir viskas, belieka 15 minučių, viskas susistiguot, sakykime, irgi bus ten gal pasieks tą key levelį per naktį, ne? Smokysis prie key levelio. Dažniausiai taip ir būna, kaina grįžta, bet truputį lieka dar iki to key levelio ir prasideda naktis, konsolidacija, CBDR range'as, Azijos range'as ir atsikeli ryte ir pavyzdžiui Londonas, ne? Bum, tas Judas swing, surenka, sakykime, Azijos lows, tepina į mūsų daily order bloką, valandinį order bloką arba fair value gapą, ne? Ir šauna aukščiau ir sulaužo struktūrą. Tai čia jau yra toks garantuotas treidas, nes tau jau aplamai viskas sutampa iš didesnių time frame'ų, viskas koreliuojasi, viskas lygiuojasi, tavo entries gražiai atrodo, tau buvo, visi dalykai buvo, ne, buvo korekcija, matai susiformavo market maker buy modelis, matai buvo gapas, kurį užpildėm valandiniam 15 minučių, matai sweepą, ne, būtent į tą zoną, market shiftas ir taip toliau. Ir belieka, sakau, tą vyšnę ant torto, pagauti tą tokį tinkamą entry. Žmonės, kurie irgi būna niekaip nenusistato, kaip tą entry padaryti, ar nuo gapo, ar nuo fib levelio, ar nuo order bloko, būna užeina ir su market orderis tiesiog atsidaro, nes jie jau žino, nu, jau turim eiti, ne, bet nežinau, kur čia tiksliai blemba, užsimesiu biški per žemai, neprikabins per pipsą, nusirausiu plaukus, žinai, laukiau 2 dienas tokio tobulo entry, o dabar paims ir nueis be manęs. Būna žmonės market orderį atsidaro, užsimeta kažkokį didesnį stop lossą. Bet aš taip nedaryčiau, nes vėlgi, market makeriai būna akumuliuoja long pozicijas, būna fake move padaro ne į viršų, tie, kurie per anksti sušoka, paskui daro vėl kažkokį liquidity sweepą, išmuša visus tuos, ne, supėrina savo buy orderius su jų sell stopais ir tik tada kaina pasileidžia į viršų. Tai aš neatidarinėčiau su market orderiu, jeigu jau neprikabinu į treidą, tai vadinasi buvo nelemta, ne? Tiesiog laikykite savo plano, nelaužykite savo taisyklių. Jeigu turit konkrečias taisyklės, jų ir laikykitės. Nes jeigu pastoviai kažką pakeisite, ne, ai, šiandien užeisiu ten nuo gapo, ai, rytoj užeisiu nuo order bloko, ne, ai, šiandien 5 minučių entris ten man susidarė, ai, čia padarysiu tą, ai, čia padarysiu aną. Ir jeigu pastoviai jūs keisit, tai jūs
galiausiai nežinosit, kas jums veikia, nes jums vieną dieną tas gali suveikti, kitą dieną tas gali suveikti, kitą dieną tas gali nebesuveikti, ne, ir jūs galvosit, blėt, kaip man čia geriau sekas, ar 5 minutės, ar 15 minučių, ar nuo gepo man labiau sekas sužeidžinai, ar nuo order bloko. Tai šitus dalykus jūs turėtumėt jau išsianalizuoti ir išsiaiškinti prieš pradedant tą tikrąją prekybą. Neskubėkit ten su tais funded challenge'ais, ne, geriau pasibacktestinkit su FX Replay, kaip dabar Davidas daro, šaunuolis, kad backtestina, ir dar yra svarbu tą žurnalą nepildytis ir tiesiog darykit savo tą, kad žinotumėt, ta prasme, savo strategiją. Ir per laiką jūs jos laikysitės ir šlifuosite. Jeigu matysit, kad visiškai neina, vadinasi, reikia kažką pakeisti, arba pereiti į kažkokį kitą time frame, arba tiesiog kažką pakeisti pačioj strategijoje, ne? Jeigu žaidinėjot nuo fair value gapo, gal jums reikia išlaukti, kol bus order blokas ten, tarkim. Nu, suprantat apie ką aš. Tiesiog čia jau bus per laiką. Jūs visus pagrindus jau žinot ir mokat. Čia sakau, aš dviračio neišradinėjau. Aš pats jumis mentorinu taip, ką aš pats išmokau iš kitų mentorių, ne? Tai niekas nepasakys tenai, niekas nepasakys, kad va daryk būtent taip, ne, kaip aš tau pasakiau, ir čia visi ICT traderiai taip daro. Ne, visi tą ICT skirtingai tradina ir kiekvienas turi pagauti savo edge, ne? Kiekvienas turi turėti savo kažkokį tą kabliuką, kuris juos padarys pelningais. Ir tik jūs galite turėti savo tą strategiją, kuri jums veikia, ne? Mes kaip mentoriai jums galim jūs tik užvesti ant kelio, kad jūs turėtumėte tą bendrą suvokimą ir tą bendrą vaizdą, o jūs jau patys per laiką matysit, kas jums veikia, kas jums neveikia, ar galiausiai praeis pusę metų ir sakysit, tai duhas tas Ernis prišnekėjo nesąmonį, nieks man čia neveikia, sudeginau 3 accountus. Gal bus ir taip, you never know, žinai. Vėlgi galim grįžti ir pasakyti, kad vis tiek psichologija yra svarbiausias dalykas. Jeigu ten pradėsit prakaituoti, nepais treidas, bandysit antrą kartą šokti, antrą kartą stopą gausit ir jau 2 procentus pralašiau šiandien, ką daryti, ne, čia jau visas toks, blem, noriu čia vėl atsidaryti, durnius ne ten užėjau ir taip toliau. Kam to reikia? Vienas treidas nepaėjo, kitą kartą neskubėk. Persiskaityk iki galo, nu, ta prasme, išlauk to tobuliausio varianto, kur tau nebekiltų nei menkiausios abejonės, ne? Kur tu būtum jau ant tiek užtikrintas 100%, kur nu, jau viskas tau sutampa, absoliučiai viskas, ir tu ramia sąžinė atsidarai tą treidą ir net negalvoji, kad čia bus ar nebus. Tu jau toks įsitikinęs, kad čia tai gerą treidą pagavau, belieka išlaukti, kada man pinigus išmokės marketas ir viską, žinai. Tai va tokius setupus mes norim treidinti, o ne tokius, kur ant klaustuko. Plem, čia bus, nebus. Tokių reiktų vengti. Jeigu kažkas neaišku, jeigu neina netgi nusistatyti to daily bias, ne, palaukit porą dienų. Marketas nupieš daugiau žvakių, padarys bendrą vaizdą kažkokį aiškesnį, bus lengviau skaityti marketą ir bus lengviau nusistatyti tą bias, į kurią pusę likusią savaitę prekiausia, ar viršų, ar į apačią. Ne? Tai jo, iš manęs turbūt tiek. Ir pasakykit gal kažkokias pastabas, gal galit ir kritikos pažert, gal kažko trūko šituose mokymuose, gal dar kažko norėtumėt papildomai, ar nežinau. Aš manau, viską dabar, žinai, reikia persižiūrėti per naują medžiagas, dar biškį Faktas. konteksto ir turi sėsti ar prie to replayaus ar kažko bandyti, ir tada geriausi klausimai, kai tu kažką tais darai, Jo, pasižymi klausimų, žinai, parašyt į grupę, kai va čia kažkam kažkas neaišku pėsti, ir automatiškai tu ir pats žiūri, žinai, gal tos pačios, tie patys klausimai tau ir pačiam kyla, ir prie to pačio ir kitiem, kaip papildoma, žinai, informacija. jo. Viskas tik tai darant bus, o taip, kad sugalvot klausimą, atrodo, čia, žinai, matai ir viskas kaip ir aišku, ne lėktuvągi konstruoji. Faktas. Bet kai pamatyt viską tam čerte, tai turi tą akį labint pats. Jo, teisingai. Ir kai žiūrėsit šitą kursą iš naujo, ne, gali biški boring ten pasirodyti pirmos paskaitos, nes galvosit, šitą jau aš gerai žinau. Bet kad ir boring, vis tiek persižiūrėkit ir kažką tikrai išgirsit dar. Žinai, kažką, ko per pirmą paskaitą gal nesuvirškinai arba nespėjai pagauti. Ir užsirašykit tos kažkokius dalykus, nes irgi atrodo, kad kol aš šneku, viskas aišku, žinai, klausimų nekyla.
viską čia prisiminsiu, bet ne, reikia vis tiek pasižymėti tam tikrus dalykus ir iš to, ką jūs pasikonspektuojat, paskui galite susidaryti visą tą savo strategiją, žinai, tą savo tradinimo planą. Bet, sakau, negamblinkit nuo pirmos dienos, tenkitės išlikti disciplinuoti, ne, griežtai laikykite savo taisyklių ir pažiūrėkit, kur nueisit per 3 mėnesius. 3 mėnesiai, ką jum atneš, žinai, prekyboj. Daugiausia klausimų kyla, kai darai, bet pavyzdžiui, aš dabar va kiek tradinau FX tam replay, tai lemba, ta prasme, akis nemato tų treidų, tų užėjimų, kuriuos galėtų matyti, nes kiek tu mačiau įmetį ten vieną mėnesį, tam lemba, kiek ten tų treidų 17 padarai, ar kažkas panašaus. Aš ten vieną mėnesį radau 8 iš viso, kitą mėnesį radau 5, man atrodo. Abu mėnesiai žiauriai profitable paėmus, taip jeigu baigti iš tikrųjų. O realiai daug ko dar nesugebėjau identifikuoti, kaip ten, nežinau, fair value gapą, susižiūriu likvidumus, kur maždaug galėtų kaina eiti pagal daily bias, ten weekly, bet iš esmės nematau dar daug tų tokių vadinamų indikatorių. Ir tai tu jau esi profitable. Jeigu taikai tą 1/3, nesuki galvos dėl kažkokių kitokių dalykų, aišku, dar dasideda ta psichologija, jaučiu dėl to, kad nebijai, jeigu žiai, žinai. Aišku, irgi buvo tokių, kur, galvoju, čia lemba nesu tikras, tai neužeisiu, bet tipo užsidėsiu ant čarto, žinai, ir tada matysiu. Tai irgi smagu. Aišku, jeigu paina treidas, tada sakai, lemba, galėjau dėti 2+1, žinai, į tą. Bet šiaip įsivaizduoju, kad jau kai pradėsi treidinti su savo pinigais, arba bent jau funded pasimsi, tai jau bus tas psichologinis faktorius daug rimtesnis, bet iki dabar tokiam pasižaidimui tikrai ir kabina, ir įdomu, nereikia laukti dienų, savo scrollini ir tiesiog gali ieškoti tikrai, ką akis mato, tai pripranta. Jo. Ir aišku, žinai, kai tu live markete, kai tu matai, kaip ta žvakė juda, tas gyvas price actionas dar biški kitaip toksai. Plus per FX replay tu nežinai, kada tos naujienos, nes irgi būna ten, analizuoji, tipo, o čia lyg ir galėtų atidarai, pys žvakę tokią, tau į stop lossą, žinai, naujienos ir tu net nežinai. Jo, ten aišku nebus taip, kaip gyvam markete, tie 17 treidų aš irgi gal nebuvo ten visi patys geriausi, aš ten taip atmestinai dariau tą mėnesį, nes labai skubėjau iš tikrųjų, bet tiesiog norėjau parodyti tai, kad koks mažas win rate, ne, bet vis tiek tu at the end of the day lieki profitable. Nes tu užteko 30. Ir pavyzdžiui, tie pirmi 7 treidai ir kiek aš ten padariau ir jau 10k profitas. Tai ant live accounto tu net nebetreidintum. Ta prasme 10k profito, ten 8-2 splitas, tarkim 8 kavalkas per mėnesį pasidarai iš vieno accounto, tau daugiau ir nereikia. Kaip ir tu sakai, ten radau 5 per mėnesį. Bet tie 5 gal buvo, žiauriai geri, kur tau... 7 štukus pliusė buvo, tai realiai viskas pabaigiau. Tai realiai, ne? Ar reikia daugiau? Tu prasme, nereikia daugiau. Tai tu gali ten scaling turėti kelis accountus, ten padarai kelis procentus ant vieno, perėjai ant kito, padarai kelis procentus ir taip. Tai jo, dar labai greit noriu tą irgi pabrėžti dalyką. Palauk, dar vieną dalyką noriu greit pažiūrėti. Vieną sekundę. Kaip įdomiai, žiūrėkit, čia šiandien nusipaišiau ir dabar kaip tik norėjau pažiūrėti, ar suveikia ar ne. Tuoj. Šėrinsiu greitai ekraną. Žodžiu, greitai dar paminėsiu apie tą, jeigu sugalvosit netyčia pasimt challenge, nenorėsit backtestint ir sugalvosit trading gruodį, sausį, tai gera ta strategija, kad praeiti phase 1, phase 2 iš 2 treidų, žiauriai, čia aš manau yra gerai. Tu vieną treidą tiesiog 1/2 sutreidini, 1/2 iš vis, ta prasme, 1/2 sutreidint more than simple. Ir tu padarai tos 2% profito ir paskui rizikuoji 2%, kad sutreidint 1/3. Ir tau paina 2 treidai iš eilės ir praktiškai phase 1 done. Su phase 2 ten panašiai irgi 1/2, 1/3 sutreidinai ir 5%. Tai kaip kiti ten, pasiema tos funding accountus ir skalpina, jie ten skalpina, blėt, savaitėm, ten mėnesiais ir taip toliau. Tai jo, geriau, nežinau, per tą mėnesį išlaukti tų 2 idealiausių setupų, ir per tos 2 treidus tiesiog ramiai perėjai tos phases ir paskui ramiai treidinį.
Tai žodžiu, ir dar va Mėnesį praeidinėjai, per 2 dienas sudeginį. jo, ir dar va norėjau greitai parodyti apie tą, kur buvau metęs papildomą pamoką, kur buvau į telegramą įmetęs apie tą zoną į redelivered rebalanced, ne? Jūs supratot, kaip jinai susidaro? Šitą Kaip zoną. pasikartot, bet jo, aš Paprastas nutokiau, kad... Jo, greitai atsidaro pakartosiu. žvakė- Tai kai būna kažkoks stiprus momentumas, ane? Ir palieka ten čia gepa, visur Nes gepa. čia, sorry, pertrauksiu, bet čia, pavyzdžiui, nėra fair value gapo, ne? Nes realiai vikas užsidaro po antros žvakės beveik ir Jo. gaunasi. Va čia šitą zoną va ir vadinas redelivered rebalance, nes čia buvo sell, buy ir vėl sell, ane? Tai šitas vikas sell, tada buy, nes vėl sugrįžo ir tada vėl sell ir užpildė visą šitą viką, ane? O prieš jį buvo fair value gapas čia, ane? Tai šitą zoną vadinas breakaway gap. Iš tikrųjų ir man naujas dalykas ir šiandien ant aukso pasipaišiau ir norėjau pažiūrėti, reaguos ar nereaguos. Bet žiūriu, kad, blemba, užpildė šitą gapą ir iki to sekančio breakaway gapo net negrįžo. Nes reiškia, kad jau šitoj vietoj įvyko tas redelivered rebalanced price action, ane? Jau čia buvo ta akumuliacija ir čia vėl injektino belę kokią sumą pinigų ir vėl prasidėjo tas expansionas. Tai reiškia, kad čia kainai kaip ir nereikia sugrįžti, tai viską jinai kaip ir padarius, ane? Ir mes laukiam, kada grįž į šitą zoną ir nuo šitos zonos čia va jau ant aukso gali kažkokius tai selus ieškoti. Tai užpildė tą zoną, ne? Market shiftas, vėl momentumas, čia sudarys kažkokią viršūnę ir galimai dabar bus kažkoks sweepas, ane? Čia vėl, va, sakykime, fair value gapas ir čia fair value gapas. Tai gali būti, kad bus taip ir ten, tarkim, nueis į apačią, ane? Tai jo, šitos dalykus irgi pastebėkit ir pabandykit atrast, ane, tuos breakaway gapus ir panašiai. Jie reikalingi tam, kad kai vyksta tas kainų atkilimas, kad žinot, ar užpildys tą gapą ar neužpildys. Tai kai prieš tą gapą būna ta redelivered rebalanced zona, tai dažniausiai ją užpildo ir tada eina toliau žemyn. Tai va toks dalykas. Ir šiaip čia gali būti iš tikrųjų, čia gal netgi panašu į tą market maker sell modelį. Nes čia buvo all time high, ne, kažkur. Tai čia belia koks key levelis, sakykime, čia belia koks liquidity sweepas, kur ten milijonai žmonių buvo selus užsimetę prie šito, ne, rezisto taip vadinamo. Ir paskui belia koks liquidity sweepas, tai įsivaizduot, kokią ta prasme galėjo čia atidaryti sell poziciją, ane, su buy stopais retailo. Tai belia kokią žvakę žemyn ir jo, ir gali būti, kad kaina tiesiog pradės dabar eiti žemyn ir čia surinks tą sell side liquidity. Bet aišku, žinant auksą čia nieks neaišku, tai bus matyt. Tai va. Bus matyt, čigonų chat. Bus matyt, jo. Tai žodžiu, nežinau. Smagu šiaip. Smagu, kad prisijungėt iš tos mokymus, iškart toks gaunas communities, ane, vis tiek kartu tobulėsim. Manau, 24 metai visiems bus sėkmingi. Bent jau linkiu, kad tokie būtų, kad nieko netrūktų, kad paliktumėt nemylimus darbus, kas dar nepalikot. Ir kad... Pinigų metai, kiti metai turi būti sėkmingi. Pinigų metai, jo. Irgi kažkaip galvoju, kad jau sekantis turėtų būti tie. Pagal numerologiją. Kur padės tašką, žinai.